už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Tik pradėjęs šiandien dieną kamuolys atbumsėjo į Radviliškį ir panašu, jog radviliškiečiai yra nusiteikę parodyti Lietuvai, kaip reikia pasitikti ir varyti už Lietuvą. Šauniai jau matosi, tūkstančius rankų jis praėjęs, bet limpa gerai prie rankos. Aš galvoju, kad tas kamuolys suvienys Lietuvą, nors ir ne taip vieninga. Čia yra mokykla patriotiškumo. Ne lekcijos, konferencijos, o šis kamuolys. Man atrodo, šis kamuolys padės mūsų rinktiniai siekti aukštesnių rezultatų. Geros nuotaikos, energijos, labai daug energijos. Šitas kamuolys yra visų mūsų simbolis ir mūsų tautos jėga. Kiekvienas iš mūsų, kiekvieną rytą varom už Lietuvą į darbą, varom už savo šeimas, už savo vaikus. Tai ir šita graži akcija, tegul būna palaiminta ir Dievo, ir visų žmonių, kurie dalyvauja joje. Visus labai suvienėja. Net nesvarbu būtų, turbūt kamuolys, ne kamuolys, čia kaip Baltijos kelias, sakyčiau. Įkraut tokią meilę Lietuvai, kad mes mylėtum savo šalį ne tik tai žodžiais, bet darbais. O kaipgi gali būti nesvarbu už Lietuvą? Kiekviena sekundė, kiekviena minutė, kiekviena pergalė, kiekviena nesėkmė, tai mūsų gyvenimas, tai yra mūsų šalis, tai yra mūsų Lietuva. Fitneso sporto atstovai, kultūrizmą. Varom už Lietuvą! Kamuolys palieka Radviliškį ir keliauja į Pakruojį. Lietuviai jungiasi į 3 milijonų rinktinę. Už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai naujienų portalas Delfi, 20-metis Radio centras.